Jeigu žmogui iš kelių šaltinių pasakoma neteisinga informacija, jis pradeda suvokti šią informaciją kaip tiesą. O tai, kas žmogui yra tiesa, yra teisinga. O kas teisinga, yra tiesa. O tai sukuria tam tikrą vidinį įsitikinimą. Ir šiandien mes matome, kad dauguma žmonių gyvena iškreiptai iliuzinėje formoje. Jiems nekartą buvo pateikta neteisinga informacija. Kaip sakoma filme PK ir neteisingas numeris. Dėl šios neteisingos informacijos daugelio žmonių sąmonėje susiformavo tam tikri vidiniai įsitikinimai. Beveik 98% žmonių gyvena užnuodytos sąmonės būsenoje. Kas tai užnuodyta sąmonė? Tai pakitusios psichikos būsena. Būsena, kai žmogaus psichinis moralinis vaizdas yra klaidingose programuose, o šias klaidingas programas, klaidinga iškreipta iliuzinę informaciją, jis priima kaip tiesą. Ir natūralu, kad žmogus, remdamasis šią tiesą, kuria savo gyvenimo poziciją. Jis susikuria savo vidinę būseną, jo nervų sistema reaguoja į šią neteisingą, iškreiptą, iliuzinę informaciją ir žmogus taip kuria savo tikrovę. Ir viskas, ką mes šiandien matome aplink mus, kančios, sunkumai, ligos, baimės, panikos atakos, psichikos destrukcija, agresija ir siaubas daugelio žmonių sąmonėje yra tik šios apnuodytos sąmonės pasekmė. Daugelį metų mums buvo teigiama, kad išlieka stipriausi, kad turime būti stiprus ir turime nustumti pirmąjį, kuris bėga priekyje. Ir man ne vienus metus buvo teigiama informacija apie tai, kad tik tas, kuris moka pavogti, moka apgauti, kuris gali gyventi neteisingai, tas tikrai moka gyventi. Ir iki ko mes šiandien priėjome? Mes atėjome iki pilnos visuomenės degradacijos. Net ir šiame sunkiame smukime ugdomas gyvenimo dorovės pagrindas išsivysčiusių žmonių turinčių teisingą, stiprią ir sąmoningai išvystytą psichiką. Tai ateities žmonių pagrindas. Ir labai greitai jūs prisiminsite mano žodžius ir pamatysite, kad bus sukurti miestai žmonėms, kurių psichika teisinga. Jų išplėstas intelektas, o protinė veikla yra aktyvi. Jie darbštūs ir turi tam tikrų gebėjimų, galimybių. Ir šiuose miestuose būtent gyvens tokie žmonės. Dauguma žmonių, kurių sąmonė sugadinta, iškreipta, užnuodyta, turės išgyventi paskutinę destruktyves gyvenimo būsenas ir taip palikti šį pasaulį visiems laikams. Daugelis psichologų, psichiatrų jau daugelį metų žino apie tai, kad informacija esanti žmogaus galvoje yra jo gyvenimo pagrindas. Ir ta informacija, kurią augate, kurią matote aplink save ir kuri kuria jūsų socialinį gyvenimą, jūsų socialinę aplinką, ji iš tikrųjų kuria jūsų psichiką. Jie arba ugdo jūsų sielą, arba priešingai griauna jūsų psichoemocinės būsenas. Taigi, pagalvokite apie tai, pagalvokite, kaip šiandien gyvenate, kokią informaciją įsisavinate, kokią informaciją pasitikite, kokią informaciją laikote teisinga tiesa. Mano pozicijos teisinga tikra informacija yra ta informacija, kuri plečia žmogaus sąmonę, suteikia žinių, padeda gyventi sąmoningą, išvystytą, protingą gyvenimą. Tai informacija, kuri plečia intelektą. Tai informacija, kuri moko žmogų būti sąžiningu, darbščiu, sąmoningu, tyru, atviru, kūrybingu žmogumi. Būtent tokie žmonės kupini tikros tiesos. Ir būtent jie yra šio pasaulio ateitis.